Brendis, išsakyk savo nuomonę ir bėk. Anglų kalbos mokytojas versija. Dauguma žmonių neišmoksta anglų kalbos tik dėl 2 priežasčių. Jie arba tingi, arba neturi pakankamai motyvacijos. Jūsų baimė kalbėti angliškai gyvena tik jūsų galvoje. Anglakalbėms visiškai nesvarbu, kiek klaidų jūs darote. Jie bet kuriuo atveju bandys jūs suprasti. Anglų kalbą gali išmokti bet kas, bet kokiame amžiuje. Tai reikia parinkti tinkamą mokymosi planą. Nei jūs, nei aš niekada nepasieksime anglų kalbos lygio C2, nes šį lygį turi tik tai gimtakalbiai. Jeigu kalbos kursuose jums žada aukščiausiai anglų kalbos lygį, tai marketingas. Efektyviai mokytis anglų kalbos galima ir internetu, nebūtinai vykti į gyvas pamokas, jeigu turite kamerą. Kalti visų angliškų žodžių nebūtina, jeigu jūs neplanuojate jų aktyviai vartoti. Gramatika nėra svarbi, jeigu nepritaikote išmoktų taisyklių gyvoje kalboje. Kitu atveju gramatikos kalimas neturi jokios prasmės. Kalbos mokymasis be namų darbų yra įmanomas, jeigu įtvirtinate visą medžiagą klasėje. Patikimiausias būdas išmokti anglų kalbą – surasti žmogų, su kuriuo tą kalbą reguliariai praktikuosite, ir tai nebūtinai turi būti kvalifikuotas mokytojas. Kuo geriau jūs suprasite anglų kalbos struktūrą ir logiką, tuo greičiau išmoksite taisyklingai kalbėti. Pamokos su gimtakalbiais mokytojais ne visada duoda geriausius rezultatus, o pradedantiesiems toks ekstremalus pasinerimas į kalbą gali net pakenkti. Patys anglakalbiai irgi daro gramatinių klaidų, o anglų kalbos mokytojai nežino visų žodžių.